Švartukai. O, vėl tavo šienelis, tavo darbas. Taip. Mačiau apdžiūvę. Jau galima rinkti, ne? Now he's the favorite now. Dabar patenkintas, sakė. Labas rytas, kolektyvas. Labas rytas. Vėl nauja diena Norvegijoje, vėl kelionės, pasakojimai jums. Šiandien su mocais gal tik vėliau važiuosim. Dabar turim laisvą pusdienį gerą. Tai atvykome į istorinį kažkokį kaimelį Mauhaugen. Čia mums patarė apsilankyti. Čia šitas kaip ir toks kaimelis, kaip demonstruoja, kaip pas mus Rumšiškės Lietuvoje. Taip įsivaizduoja. Tai tvarkoj, einam gal apsilankysim. Mauhaugeno kaimelis. Štai gavom pietų paketą, nes mūsų laukia vaikščiojimas po šitą miestelį kaimelį ir pietukai šitam paketėlį. Taip, einam dabar į Norgės Olimpiskė muziejum Mauhaugen. Vaikštinėdami po istorinį kaimuką pamatėm, ką darydavom Norvegijoje. Mes patys patyrėm 94 metais. Jo, nes kaip tai yra daroma. Jo, mes važiuodavom į Norvegiją, Eima turėjo vienas veiklas, aš turėdavau tokį darbelį pas ūkininką, sudžiauti į skirtingus sluoksnius, va taip šienuką. Nu, tai nes čia principas, vėlutę ištempė, sukrovė į žolę. Tada tempė antrą vėlutę, vėl krauni ant viršų žolę, taip žaginiau aukštyn ir augini. Ir pasluoksniui taip sudžiaudavo. Tai va, nors pirmą kartą žmonėm parodysim, kaip taip daroma, nes visi... Daugybė sluoksnių, va, pažiūrėk, va, taip šitas sluoksnis. Va, čia taip kabini pasluoksniui ir va gaunasi tokia kupeta. O paskui vytėm šienelio. Jo, ir eisim aukštyn. Be. Maihaugenas įsikūręs gamtos apsuptyje tarp medžių, kalvų ir ramybės. Ir štai stovi nuostabi senoji medinė bažnyčia. Paprasta, bet išraiškinga. Aukšti stogai, puošti drakonų galvomis. Viskas čia atrodo tarsi iš pasakos. Maži nameliai, lysvelės, tvorelės, vandens telkiniai. Įeiname į bažnyčią. Viduje tylu, suolai seni, grindys girgžda, priekyje rankomis raižytas altorius, paprastas, bet giliai simboliškas. Tokiose bažnyčiose kadaise rinkdavosi visas kaimas, ne tik melstis, bet ir bendrauti, pasidalinti naujienomis, rūpesčiais. Stovint tokioj bažnyčioj supranti, kiek daug šiuose sienose išgyventa džiaugsmo, gedulo ir vilčių. Mes atėjome jau čia. Čia va šitie per šitą viršų, žinau, kad su traktoriu važinėdavau, šieną veždavau.
tokia intentiška. Tualetas va yra. Ragai. Tvartukai. O, vėl tavo šienelis, tavo darbas. Taip. Čia apdžiūvę. Jau galima rinkti, ne? Nu, paskui reikia nurinkti. Į daržinę traukti. Į mano traktoriuką. Technologija. Yes. Hjälper? Oh. Authentic. Čia gali pamatyti ne tik namelius, trobesius, bet ir gyvą istoriją. Aktoriai pasakoja to laikmečio gyvenimą, demonstruoja. Tai demonstruojama, kaip kepama duona, verdama košė, buvo verpiama vilna ir kaip vyko gyvenimas 16-18 amžiuje. Padengtas stalas tarsi kviečia visą šeimą pietų, pusryčių arba vakarienės. Mediniai rąstiniai nameliai turi žemas duris, mažus langus ir storas sienas, pritaikyti, kad atlaikytų žiemas, kai sniegas dengia storų sluoksnių. Taigi šiuose nameliuose mes pamatėme tikrą tuo laikmečio žmonių gyvenimą ir jauti ne tik kvapą, medžių, dūmų, vilnos, bet ir laikmetį. Kambariai buvo tamsus, bet jaukus, su moliniais pečiukais, rankų darbo baldais ir kilimais. O, čia jau šventės turbūt vykdavo. Čia jau prabangu. Čia jau kažkokiais tai su antro aukštu. Pakeitėm viešbutuką. Prie viešbučio visur mocų pilna visokiausių. Iš Belgijos. Du mociukai. Švedai, suomiai. Visur kas gyvena. Išsibarstę. Aišku, dabar visi į miestą daug kas išvažiavę, važiuosime ir mes. Važiuosime į miestą. O, dar lietuvių dėžė. Dar viena lietuvių. Na va, gavom prabangų kambariuką. Nu, nekreipkite dėmesį į bardaką.
Mes jau gyvenam, o gyvenimas toks, kad reikia gyventi. Taip, vaizdas pro langą. Čiki-briki. Painu. Tai toks liuksas, minkštas lovytės, viskas gerai. Industry influencer. Taigi. O čia dar voniukas. Voniukas. Na kągi, turime gerą pusdienį vėl iki vakarienės, tai mes nusprendėme aplankyti Norvegijos kalnus tose apylinkėse. Hafjell kalnynas. Tai nusprendėme su kolegomis nuvažiuoti, aplankyti. Ir važiuojame per miestelį, tuoj kilsime į kalnus. Yra kelionių, kuriuose svarbiausia ne tik vieta, o tai, ką jauti, kai ten atsiduri. Norvegijos kalnai tai ne tik geografija, tai būsena, tai vieta, kur sustoja laikas, o mintis pagaliau nutyla. Taip, nes labai norisi pakilti į tos kalnus. Taip. Važiuojant motociklu per Norvegiją peizažai keičiasi ne tik kiekviename kilometre, bet ir kiekviename posūkyje. Viena akimirka aplink tave giliausi fjordai, kurių vanduo tamsus lyg veidrodis, o kita stačios uolos kylantis keliai, kurie veda tiesiai į debesis. Kalnai čia nėra tik fonas, jie yra pagrindiniai kelionės veikėjai. O tai pakyli į tą kalną ir tie nameliai, gamtovaizdis. Na, iš tikrųjų, čia sunku ką nupasakot, kiekvienas vaizdas norisi užfiksuoti. Kai pradedi kilti aukštyn, kelias susiaurėja, vėjas stiprėja, o kvėpavimas gilėja. Jauti ne tik orą, bet ir aukštį. Galvoje tampa tylu, nes visą dėmesį pasiima vaizdai. Akmenys apaugę samanomis, mažyčiai kriokliukai, srūvantis nuo šlaitų. Ir ta neįtikėtina Norvegijos šviesa, švelni, tarsi per ploną rūką. Norvegijos kalnai neagresyvūs, neatšiaurūs, jie švelnūs savo didybę. Jie primena, kad tikroji galia yra ramybėje.
If we holding, can you take picture? Out. Yeah, you want to hold them? Yeah. Hold it. Now he's the favorite now. Dabar patenkintas Eglė. Nestovėk iš galo. Aha. Taip. Yes. Jo. Oh, yeah. Thank you. Yes. Okay. Thank you. If you want. Jam lipimo. Va, atvykom į kalno viršūnėlę, prasėjom ir ką mes matom? Mes matom snieguotas viršūnės tolumoje. Nežinau, ar tai persiduoda per kamerą, pritraukus galbūt kažkur. Diena prabėgo ir visi valgyt nori. Atvykome į renginio vietos vakarienę, stovime eilėje, didelė eilė, kaip matot, stalai nukrauti, vėliavos dalyvių iškeltos, talonėlius turim. Nagi. Yeah. Okay. So, if it tastes bad, I know you. I have you. Yeah, you're finding me. Orion. O, gavai? Taip. Malačius. Paprašyk dublę porciją su Orionu. He want double ports with Orion. Skanaus kolektyvui.
Na, po vakarienės sočiai užvalgę, pradėjom vakarinę dalį, kaip ir po kiekvienos dienos vakare būdavo renginiai. Šį kartą buvo šalių
Prisistatymas. Nu, bet iš tikrųjų dabar labai vyksta labai daug bendravimo. Vieni su kitais labai daug bendrauja, žiūri, na iš tikrųjų va, kiekvienos tautos susipažinimas, kiek čia tautų vėliavėlių surinkęs, vieni kitus ir filmuoja, bendrauja ir dalinasi įspūdžiais. Tai, na... Nu, kiekviena šalis čia pristato vis savo klubus, savo atvykusius dalyvius ir šis vakaras tam yra ir skirtas. Ja, kiekviena komanda pasitinkama ir išlydima plojimais, tai čia tokia, na, kaip ir vienas kito pagerbimas, susipažinimas ir dar kartelį kaip ir apdovanojimai. Čia buvo komanda buvo tikrai gausi šiais metais. Nu, ir taip va, kiekvieną dalyvaujančią šalį lydi plojimai. Ir ovacijos. Taip. Taigi, taip pat yra ekranai, kur taip pat gali matyti. Austrų komanda. Taip. Na, ekranuose taip atsispindi, už ką. Nes, sakykime, buvo ir daug stovinčių, tai iš kai kurių vietų nelabai galėjai ir matyti, jeigu nesi šalia, nes iš tikrųjų tikrai kiekvienas labai norėjo vienas kitą ir pamatyti ir paploti. Štai estai ir čia italai. Italų tai komanda. Jau čia laimėtojai šio viso. Nu, dar mes to nežinom. Šiuo metu mes tikrai dar to nežinom. Laimėtojai ir ne, tai čia parodys ateitis. Na, štai ir mūsų delegacija. Tai jau tikrai ovacijų čia ir labai daug. Na, jau Lietuvos spalvingumas ir toks energijos pliūpsnis, tokie visi geltonai maikutėm. Ir pasitinka savo komandą. Be komentarų netgi sakyčiau. Jo, aplodismentai patys kalba už save, trispalvė taip pat kalba už save. Ir, na, skanduoti Lietuva, tai vėlgi tikrai kviečianti išgirsti, kad iš šios šalies tikrai daug atvyko mototuristų. Kaip mūsų organizatoriai sako, pirmą kartą tokia komanda šiais metais didelė atvyko. Dėka jų. Taigi, tie plojimai, na, iš tikrųjų, kaip ir tiesiog galima pajusti, pamatyti tą dvasią, kaip smagu matyti savo šalį, girdėti ir atstovauti, žinoma, ją. O kitom šalim, tai žinoma, vieni kitus, kad pamatytų. Saulės spindulių pasigaudyti. Čia mūsų komandos nariai nutarė pėstute leistis laiptais. Čia galima kilti šitą trasą laiptukais.